pradžia buvo maždaug galbūt plius minus 2004 metai, kai technologijos pradėjo valdyti visų protus. Man sako, Dariau, padarom kokį nors, internetinį radijų. Ir aš pabandžiau padaryti tą radiją, mes jį pavadinom ETA radijas. Ir tai buvo tikrai su pasisekimu pavykęs projektas, kadangi per pirmasias transliacijas mes ne tai, kad būdavo daug žmonių, jų būdavo tiek, kad mes užlauždavom puslapį. Ir tiesiog tas projektas ėjo gana sėkmingai ir kadangi tam internetiniam radijui iš esmės reikėjo programinės įrangos, kurią naudoja ir normalūs radijai, gal padarom iš tikrųjų jau normalų radiją. Kitokią radio stotį, nei komercinės radio stotis, tai aš jiems sakiau, kad ta pop muzika jau yra apgrota iš visų pusių. Mes grokime tokią labiau menišką, kaip sakiau, tada alternatyvę muziką. Žodžiu, atsirado bendraminčių ir pagaliau 2006 metų rugsėjo 1 dieną 15 val. Nuskambėjo Faithless kūrinys God is a DJ. God is a DJ. Ir mes laikom šitą rugsėjo 1 15 val. 2006 metų buvo pradžia Opuso. Šiemet tas gimtadienis 18 metų per Lofto Fest festivalį mes turėsim net 3 dienas savo sceną. Labai kviečiu visus ateiti ir atšvęsti kartu su mumis. Primenu, rugsėjo 5-7 dienomis apsilankykite mūsų gimtadienyje. Valio!